Būna kartais ir tokių plaukimų, kur viskas taip sukrenta, bet iš tikrųjų tai ne, labai nuobodu, kad tokie plaukimai per tokias sąlygas vyksta, nes nuo pat pradžių jau ten matėsi, kad tikrai šiandien nebus tos geros sąlygos. Pradėjom labai gerai, nuo pat pradžių mūsų buvo planas, kad tiesiog plauktume ten tam, kur yra vėjo sustiprėjimas. Ir viskas sekėsi, pavijų irgi aplenkėm ir po to tiesiog ėmėm naudingesnį ženklą ir realiai gavosi, kad plaukėm į jūrą, o jūra tuo metu visiškai nelošė. Ir dabar irgi plaukiant galvojom, kaip mes galėjom sugrįžti į tą kairę pusę, tai šansų nelabai buvo. Bet ką pamatėm, kad turbūt ispanai, kurie žino tikrai vietinės sąlygas, jie buvo labai jau pasiryžę ir nepaisant, kad jie ten visiškai minuse plaukė į tą kairę, jie toliau ir plaukė į kairę. Ir po to visi tie vaisiai pasirodė tik tai prie ženklo, kuomet mes ten niekaip negalėjom to ženklo paimti, nes kur nuplaukėm, ten vėjas iš priešingos pusės pučia. Tai vienas vendas, antras vendas ir gavosi, kad iš antros vietos paėmėm treti ir dar po to per pavynį kursą sugebėjom dar iš šveicarus praleisti, nes vėlgi taip pat užsikovojom su harzais, nes vėlgi mūsų akis buvo ne į galą, o bandėm priekinius laivus pasimti. Tai toje vietoje, nepasisekė. Ta diena, kai nepasiseka, bet irgi apmaudu, nes sąlygos buvo tikrai sudėtingos ir permainingos, tai nemanau, kad šis plaukimas kažką parodo. Labai svarbu išanalizuoti plaukimą būtent ant trekerio ir pažiūrėti, kaip ten iš tikrųjų tas vėjas sukinėjosi, nes ten mum ant vandens visiškai atrodė, ten iš vienos pusės pučia, iš kitos pusės pučia, tai įdomu pažiūrėti, kokiais greitais plaukia konkurentai ir taip toliau. Viskas gerai, kaip tik yra azarto ir noro plaukti, atsigriebti už šitą sakykime, pralaimėjimą ir nesąmoningą plaukimą.